Ne, rimtai šnekant, 799 depo. Nusipirkit šalmus, nebūkit durneliai. Perspėju, ten, kur eisim remontuot, praeitą kartą, kur prasimušiau makuferį, gali būti raudonų dėmių ant žemės. Tai jeigu suprantat, ką turiu omeny, uždėsiu timestampą, kur galima praskipint, bet greičiausiai iki video galo arba bent rytojaus. O darbas bus toks, kaip ir praeitą kartą. Toliau lupsim sienas, lubas, grindis ir eisim žiūrėti toliau. Tai važiuojam. Kaip ten draugelis sakė, Agniau, tau balto šalmo reikėjo. O kam tada dirbt? Čia prikolas, jeigu nesupratat. Va, aš neišprotėjęs. Va, čia gyvena pelės. Čia visur ant šito gipso lakstė pelės. Aš tarpu galvau, kad I am going crazy. Ne. Senuose chatose, jeigu yra plyšių ir eina įeiti į chatą, gyvent pelės. Tai dabar neprivalgom pelių šūdų, pabandom viską nulupt. Ta prasme, kiek šūdų. Tau kaip džiaugiuos, kad pradeda ardyti, aš ten taip nesi šitas, ta nušlykšt. Nu, neturi taip žmonės gyvent. O aš buvau taip pradėjęs gyvent. Tai dabar tas iššluokim. Noriu čia šūdas įdirbti. Šūdas lengvista. Nu įbandom čia tą šonus apeit. Ne, nu, tipo, taigi, šits laidžiuks mažas gali pasiliesti čia ir trumsingiau, nu, tipo, blemba, čia buvo akimirka nuo sudegimo viskas. Prasmės matyt suvokti, mane lemta, kaip laukiu tos dienos, kaip pavyks man atsimerkti. Kas bandau neapsimerkti tai? Karočią, persukti šitie varžtai. Nesusuka tai. O turiu įrankį šitam darbui. Dar vienas iršto. Ko čia bėgi? Negerai, kad čia bėgi. Beik šitą geriau. Va. Tai va, turim irštvą dar. Tai jo, I wasn't crazy, good.
oficialiai gražias lentutės yra numuštas. Dar noriu prieit pažiūrėti. Išti per sieną karkasiukas jaučiasi. Nu, bet nusiimnėjom toliau, ką galim tas lentukės. Turėsim gal čia. Kad iš to tapetą darė. Čia kas pana. Ne, ir gipsas. Ne, čia vėl gipsas. Visur gipsas. Gipsas, tarps. Jeigu ant šitą gipsą būtų tiesiog gruntavę ir dažę, tai nebūtų buvo pelių problemų. Bet kadangi viskas atsikėlė per pelės storį, čia buvo visur pelės. Nu tai va, turim tokią kambariuką. Šitą sielą man greičiausiai bus nereikalinga. Bet dar neskubu jos griauti. Kol kas apdailas tik lupam. Tai va, šiaip tai prisikaupiu čia tų lentų. Galvoju gal prisvaryti ant traktoriuką. Sumesim į priekabą visą šitą chlamą. Bet jo, ant taip nulpam, pažiūrim, kas už šitą karkasą. Liko biški šiukšlių. Šiaip kai sukrovau priekabą, neatrodo tiek daug. Tai noriu vat tokios, nežinau, gal aš suktuos, bet idealiausiai supjaustį sudegint. Aš tas lenčikės. Nemeluosiu, šitą sodybą, kai žiūrėjau, taip tos lenčikės buvo, kas man ir patraukė. O, kaip gražu, kaip žinai, OG. Bet musėt, kad tas lenčikės išsaugus ir kokį garažą gal apsikalsiu, kad ten tegu lakto tas pelės, man tai netrukdo. Žinai, tai to nenori tik tai. Tai va, padirbėjom taip, užsidarom šitą langą. Oi, ištraukam atviktuvas. Ir šalkau, einu nemnioti. Liekam atsidarytą langą, nes laukia 22. Pasišildom. Tai vat, kaip gerai tas šalms. Tai vat, einam tada čiut pasiselsit ir žiūrėsim, ką toliau. Kol kas. Vienam iš epizodą matėt, kaip nusipirkau šitą va. Mulčerį. Ir man kanalas Marius Agrolituainė, Marius liepia. Labai jau viskas. Turi technikas vienetų, saka. Nusipirk soliduolę pistoletą. Grace Gun. Riebalų ginklą. Tai aš nusipirkau tokį presiuką. Eisim ieškot, kaip jis veikia. Taip, turim tokią dalį, kur greičiausiai čia įsistatys pati košė. Dar mums reikia čia turime lankščią ir nelankščią jungtį. Aš noriu lankščios musėti. Galiukai tokie patys. Bet aš noriu lankščios. Atrodo, kad gudriau lanksti būtų, ne? Paveržiu biškį, panašu, kad nori būti paveržta. Aišku, yra RTFM. Read the fucking manual, ne? Bet
gal mes kaip nors kitaip. Tai va, turim šitą. Tada, kaip supranta, atsisuka šitas. Gerai, paskaitom instrukciją. Jas turėsim patys išsiaiškinti. Tai va, turim pistolėtas. Čia dalį. O. Va, išsijama šitaip, aš manau. Ir tada insert primera to the extreme arba place this end in gun. Daro jo košė, makalošė. Tai košė link čia. Ir čia atsidaro kaip skardinė. Opa. Jaučiu ne taip, ne? Nusietka ne taip. Na, tai atsidarysim manualiai. Va, kaip gerai. Eik, tiesiog. Puikiai. Matos, kiek daug skardinių darinėjo, ne? Tada čia apyšvariai ir sakyčiau, šitas turi keliauti čia, ne? Ne. Nesuprantu. YouTube! Problem. Pasirodo, ne iš to galo pradėjom, ne? Dabar nebus taip lengvai išimt. Bas. Pasirodo. Atsakyk, šitą galą. Aha, šitą sukišam atgal. Dabar pabandom patept, kad lengviau įlystų. O, daugiau ne mažiau. O, kaip puikiai. Gerai, čia ta košė reikalinga. Užsidaro. Na, kokia marolė. Marlė. Opa. Ir tada dedam į ginklą. Labai jaučiu žiūriu, žmonės sako, ką tu čia darai, Agnelį? Lyg pavyko, o ne? Užsukam. Ir techniškai šitą spaudžiam. Dabar turi kažkas vykti. O ne? Autistik. Veikia. Taip, vargšas tas traktorius, jis neturi būti naudojamas kaip darbas stalas. Bet, nu, ką dabar. Taip, o tada pasiimsim instrukciją ir ieškosim tepimo taškų. PVC. Vieną matau čia jau. Tai jis tiesiog užsimauna, kaip jie veikia. Tiesiog užsimovė. Taip. YouTube sakė lenktelt, sukt ir nusijam. Bet jo, teisingai. Ir aš čia turiu lipdukus, kur man rašo grįs. Tai aš uždedu 1, 2, 3, 4, 5. Oi godžiai. Čia negrįs. Prie kardaniuko paskum prieisim, čia dabar nepasiekiu. Nes prie pat privažiavau. Čia masėt negrįs. Na tai va, pirms man rimt žaisliuks. Gerai, bet šiaip tai einam pašnekėsim sekundę vieną apie žemdirbystę. Čia ir kadrai, kas vyko su tuo lauku. Ir kaip matot, pateikėm tam laukui chemikalų. Ir visas šitas laukas dabar yra nupurkštas. Šiandien nelabai gerai ten bus. Jerry, kam? Kam? Šunim ten nelabai gerai daug būtų, tai stengiamės neleisti. Bet šitas laukas, jūs mato, žalytas spalvos skirtums net, ne? Kad, stai, būk čia. Kad, va, žalia, nupurkšta žalia. Tai žiūrėsim, čia yra Šiluvoj žmogus, kuris
su freza dirba, gal netyčia jį pasikviesime sufrezuoti. Žiūrėsim, ką prašys, nes čia 1,3 hektaro gaunas. Tai gal daug prašys, gal labiau apsimokės savo frezą arba taisyti, arba pirkti naują. Yra tų halturkų su freza šiaip daug kur, tai su mielu noru nusipirkčiau. Ir turi būtų content. Tai va, laukas toks, aš lengvai ašarytę nebraukiu. Kam, Hazel? Tik. Ir užeinam. Jaunuoliai. Ir šitą... Tai jo, turim tokią takelę su šitų lauku. Ir... Dabar varom dirbti prie chatas. Poliukas ten stovi. Ką aš sugalvojau? Čia yra vieta tokia. If you know, you know. Ir niekas netrukdo man čia sudėt statybinę medieną, ane? Užsidėt kokį nors, va, štabeliukai pasidėsim gegnikius. Čia galim neštlenčiakės. O ko ne? Šitų medieną turi va tokių daug. Dabar atsargiai suštabeliuosim. Tokią lentutę aš jos nepanaudosiu, bet nors, žinai, tiesiog nulakuoti ją reikia. Arba tokią jau gali naudoti, bet nedaug. Nu, karoči, yra ką panaudoti. Nu, įsikraunam. Sizifas egia baimė, kišenė ieško Zalakso akmuo. Nebegali be relanimo, arba nepakars už tai, kad aš nenusisekęs budelis, išsekęs papanikos atakos. Sizifas slegia baimė. Tai va, pasifikuoja veiks geriau. Štabeliuosim, atsirašiuosim. Nesakau, kas nori pasilikti. Ta va, visokie tokie gali sėdėti. Grindus gal pasilik, dar kažką panaudosim. Ta va, žiūrim ką toliau. Šiandien, kai sėdau į traktorių, pamačiau šuniukus čia bėgiojant. Pamačiau, ką jie ten išdažnai, toks pagalvojau. Iš saulutė daug prisideda, bet pagalvojau. Blemba, gerą gyvenimą turiu. Nice. Jau tiek daug darbo. Visas šitas lentutės irgi lupsis. Išorė šildysis ir sandarinsis. Bet iki tol dar einam į vidų. Pažiūrėsim, kas ten gera. Išardėm tą mažiuką kambariuką. Turim apeit apžiūrėti, kas toliau. Statybų aikštelė tik su apsaugom varom. Tai va, šiaip tai norėtų dar ir šitas grindis išsilupti. Bet dar čia reikia tą gipsą išvežti ir panašiai. Tai dabar čia paliksim taip. Ėjom toliau. Pirma gražiai apdailas, paskui po apdailų imsim structural integrity pieces, o pavyzdžiui lentas, sienas. Aišku, taip ta siena šitą laiko. Bet sienas, ko nereikia, plyteles gal ne čia pradėsim. Bet, jo. Šiaip reiktų nusėdėti į tą nusiimti išsinešti, taip ir padarom dabar gal. Aš galvau, kad čia vis tiek išvesta uždėta tas, kad neturėtų būti išvesta, ne? Ne, baigt, all good. Kame bėda, bičiuliu, uždėjom skardą, eik kept. Just
langai pasirenkę arba Philips, arba žvaigždės. Pavyzdžiui, šitas vienas prisuktas su Philipsu, o kitas varstas žvaigždutė. Dar ne 2.5, o didesnė, tai turiu eiti susirasti kitas. Tai... Nu what the heck, kodėl, kaip? Aišku, jūs geriau žinot, čia irgi gipsas, irgi reik nusijungt palaidus pasivažiuot, yra. Tai nesunkiai čia viskas plyšt, lūžt. Tai o, metelių virštas jau. Aha. Va. Tai turim rastus už šito sieną. Tai reik šitus atimti. Tai šitas atkom įsivertinsim pietinę sieną. Gerai, pavarom. Ne, aš galvoju, čia keistas gipsas. Čia ir senas plytelės, ant kurių klijavo gipsą ir ant ko dėjo naujas plyteles. Tai čia ir nesąmonė. Plius, bandyta šildyti, bet su tokiu sluoksniu, akmens vatos, na, išsidirbinėjus. Tai lupam, žiūrėsim. Dar geriau. Ką daro šaltis? Kyla viršų ar leidžias? Man atrodo, ką leidžias. Apšildė viską į viršų nuo juostas. Karoči, vienas iš dalykų, dėl ko aš nusprendžiau, kad čia reikia griaut, buvo šitai skilus siūlė. Tai pradedu įtart, kodėl. Nes čia viena atraminė siena. Čia viena atraminė siena. Čia turėtų atsiremti nams ant šitos sienos. Čia vat ant šitos sienos stov nams. Taip, tam įvertinti situaciją. Karoči, man vietinis čiuvakas sakė, kad keitė apatinį rastą. Pažiūrim, kaip jis ten atrodo. Jis kažkiek kitoks. Jo, panašu, kad apatinis rastas keistas, tai neblogai. Tai musėt, dabar ieškam kaip... Mažai čia tų medžiagų dar. Reiktų lupt gal dar šitą sieną. Į šitą gal grindis, lubas ir čia viską išlupus. Galima būtų išvežt grūzą, nes čia dabar po puspriekabiuką vežtai. Nesąmonė. Nu tai davai atsinešam kiršnas.
Nu, vidinė siena ne tragedija. Baisi, bet šitą rastas kapras. Čia yra išpo, čia pradėjo keist paltų palangais, dabūn reik nusardin. Bet kitą atveju nėra tragedijas. Aišku, da klausims, kas bus vonioju po tom plytelėm. Čia tai drėgminė kaip neišėjo. Bet va, tokia ta kelią. Galime palikti. O da grauna. Gerai. Prikep. Ne, statybų aikštelį sušalom. Turim supausią atraminę sieną, bet jaunam kampe. Tai gerai atrodo. Įdomu, kaip ten dar bus. Dar turiu nusardyti čia, bet kad prieičiau, turiu išsivežti biškį grūzą. Tai kitas epizodas prasidės nuo šito išvežimo. Šiaip tai šita siena neatrodo tragedija. Mums biškį pradės, bet čia gerai. Apatinis rastas pakeistas. Tai čia dar nieko. Aišku, čia gal ir vandenų. Lieva išvedžioja dėl to. Išbėgo, nežinau. Bet jo, turim tragediją vietą čia. Pasmukę čia, bet techniškai galima prikelt. Su dankratais ir pakeistas rastas. Čia ne tragedija. Tai turim tokį finalizationą. International žodžiai. Ir jo, tai valyt. Ar norit laivo, kaip aš čia dirbu? Jeigu norit laivą, sakykit, susiderinsim laiką. O šiaip viskas. Ačiū, kad žiūrėjot mano ilgoką video apie namų gravimus. Ir susimatom kitą kartą. Be to, gražios mamos dienos. Iki. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini, pasidaro širdį. Ai, ne, aš prieš tai nenusirenginėsiu. Čia mano alternatyvus kūrinys, o čia greičiausiai praeitas video. Eik iš čia.